Trenerė, kur keliaujate ir su kokiom mintim? Važiuojame į jaunimo čempionatą U23 su pačiom geriausiom mintim, parodyti geriausių rezultatų, parodyti geriausią formą, aukščiausių apdovanojimų siekti, be abejo. Puikia komanda. Kaip vyko pasirengimas šitam varžybom? Gerai, sklandžiai. Rinktinė yra iš įvairių trenerių, iš įvairių šalių, atvažiuoja merginos iš kitur. Vyrukai treniravosi ir aukštikalnėse ir visur buvo, žodžiu, pasiruošę. Turi dvi merginas iš užsienio, iš Anglijos ir iš Amerikos. Taip. Kaip jų forma? Pažiūrėsim. Labai laukiu susitikimo. Pažiūrėsim, pasiruošę. Atviras vanduo, nugaristam, kaip sakyt, bet nieko naujo. Kotryna pastaruoju metu važiuoja visą laiką su suaugusiais čempionatą, o dabar U23. Su kokiam mintim važiuoji? Tai manau vis tiek nuotaikos tos pačios, startas tas pats, tai yra paskutinis startas prieš pasaulio čempionatą, tai važiuojame įsivertinti savo jėgas, o toliau kokie ten dalyviai jau bus, tai nelabai kažkaip reikia dėmesio. Kaip pati jautiesi? Sirgau šiaip praeitą savaitę, tai toks šiek tiek nėra užtikrintumo, bet tikimės, kad viskas bus gerai. Ką plauksi? Viską krūtine ir estafetė.